Sveiki žvejai. Sveiki. Šiandien laidoje vieši Valdas ir šiandien su Valdu nusprendėme mesti iššūkį ne kokį nors upiai, o būtent ežerui. Visi šiuo metų laiku žvejoja upėse, nes žuvis pirmiausia atsibunda upėse, tiek ir žiobriai, tiek ir dėjau jau pagauname ir karčių, neskaitant kuojų. O mesgi nusprendėme su Valdu patikrinti, kasgi yra ežeruose. Pasirinkome šiandieną vieną iš ežero seklėje įlanką, atvažiavome specialiai ne anksti, jau apie 10 valandą dienos ir tikimės, kad būtent jau bus šita įlankėlė išildyta ir čia turėtų susiburti įvairios žuvis. Taigi, šiandien mūsų rankose bus ne plūdinė, o dugninė meškerė ir ežeras. Gal šiek tiek dar ankstoka, bet mes norim mesti iššūkį būtent ežerui. Taigi, šiandien daug dėmesio skirsime jaukams ir nors vanduo dar pakankamai yra vėsus, aš manau, kokies iki 10 laipsnių tai maksimum, daugiau nebus, mes visgi jaukus darysime aktyvius, daug dėsime priedų ir bandysime išjudinti sočius, taip, ir net sočius ir aktyvius ir bandysime išjudinti tą dar kol kas vangę ežerinę žuvį. Kaip visada, mūsų pradžia nuo jaukų pasiruošimo. Kaip ir žadėjome, šiais metais daug dėmesio skirsime dugniniai meškeriai. Dėl to mes ir atsidūrėme ant ežero kranto jau pat, kaip sakoma, nuo pavasario, nors jau ir pagal orą vasarą. Taigi, praeitais metais mes su Valdu gaudydami rudenį, man atrodo, taip? Taip, vėl į rudenį. Taip, eksperimentavome jaukų spalvomis. Šiais metais tęsime savo misiją ir kiekvieną kartą stengsimės jaukus dažyti vis kitą spalvą ir gaudysime netoliese, panašiame nuotolyje ir žiūrėsime būtent šitam vandens telkiniui, koks jaukas, kokios spalvos labiau vilioja žuvis. Valdas pasirinko, gudruolis, juodą spalvą, nu, man sakė, gauk tik su raudona. Nu gerai, pasižiūrėsime, daug ginčų visgi vyksta ežeruose, kad visi daugiau perka juodą jauką, būtent juodas. Čia aišku, nu, šiaip iš tikrųjų, jeigu vanduo tamsesnis, žmonės gan stipriai skiria dėmesį raudonam jaukui. Nu, pasižiūrėsime, čia vanduo toksai nei tamsus per vidurį, manau, kad... Žalias. Nežinau, žalią kitą kartą bandysime. Dabar imu raudoną, imk juodą, darysime du skirtingus dažymus. Taip, turim Timar Mix bazę, dėsime 1 kilogramą. Toliau dėsim šiek tiek su daugiau priedų karosas lynas ekstra, taip pat kilogramą. Nu, jis jau matosi iš karto, kad savyje turi daugiau priedą visokio. Šiek tiek yra struktūra šito jauko bazėje. Per 8 priedus ir kukurūza viską. Pilnesnė. Turim šokolado. Šis reikalas jau yra išbandytas. Tiek padraikinsim. Jokio vandenio, gryno. 250 ml yra skirta. Taip, čia yra 3 kg. Taip. Sekantis priedas yra jauko komponentas meduolis. Taip pat lynui, karosui, tam pačiam stambesniam karšiui šis priedas labai patinka, jis yra pakankamai sotus. Kas smulkutas subyra, kas stambutą trinsim. Štai, kaip miltai smulkutis. Šitas jaukas iš tikrųjų, manas būtent mėgsta vandenys ir išbrinkta jisai kokį 20–30%. Pakankamai jame daug labai visko yra, kanapės, kukurūzai, lynų sėlenos. Toliau eis visokiausi į mūsų bazę dar papildomi priedai, o kol kas brinkiname ir ruošiamės savo žuklavietę.
Taigi, Valdai, jaukas išbrinko, ką darome toliau? Dėsime sausą kvapą. Karosas karpis lynas, čia yra ant 5 kg. Mes maždaug iš akies. Trečdalį kokį. Taip, trečdalį. Ir štai aukštoje temperatūroje apdoroti kukurūzai. Aš juos brinkinsiu atskirai. Į jauką nedėsiu, tai darysiu taip vadinamus kamščius. Ir vieną iš paskutinių priedų dedu kokobėlgę, tai yra kokoso drožlės. Laisvinu žuvį vidurius, kad neprisivalgytų. Čia yra 200 gramų, kaip tik ant 2 kg. Na va, tai viską užtvirtinsim melasą, šiek tiek sukliuosim jauką, kad jis gulėtų daugiau ant dugno. Na ką, dažymas? Jeigu važiuojate su kokiu nors bičiuliu prie ežero, galite pasigaminti vieną jauką ir tikrai rekomenduočiau paeksperimentuoti su spalvomis ir patiems bus įdomiau, kuriam labiau pasiseks geresnis rezultatas ir tikrai padarysite išvadą ateičiai, žinodami konkrečią vietą, kur konkrečiai mėgsta kažkokį tai jauką ir būtent konkrečios spalvos. Na štai liko paskutinis akcentas spalvoti džiūvėsiai. Šiek tiek pasiruošimo dar, kurį mes naudosime ir kiek ir ant kabliuko versime, tiek ir šitą masalą kimšėme į šėriklėlės. Parodysime tai vėliau jau gaudydami žuvis. O dabar susitvarkome teritoriją, kad liktų tvarkinga. Ir į krėslus. Laukti pirmų laimikių. Tai pirmas karosiukas. Kalšiukas. Judesys įsibėgėja, karšių pačių stambiausių nepagauname, bet visai tokie karšiukai, kaip pavasarį ir ežere ankstyvą, tai skaityčiau, kad neblogi. Nu štai tokie kultūringi karšiukai.
kažką vyrai rimtesnio laikau, negaliu pasakyti, lyg tai traukiau lengvai, tariu, kad gali būti lydeka gal sėdusi. Nes iš pradžių svorio nesijautė, o dabar kažkas spaudžiu žiauriai. Net nenori pasiduoti. Kas keisto. Tikrai rimta žuvis kitam gale. O, atsikabino. Atitrūko. Nagi pasižiūrime į mūsų karšiuką. Matote, kokie čia monstrai gyvena, žiūrėkite. Šonai. Visi apkramtyti. Tokį griebė karšį šito įlankoj, matomai susirinkusios yra po neršto ir lydekos. Ir štai va tokį karšiuką stvėrė tikrai didelis monstras. Na, šiek tiek noriu padaryti pertrauką žvejyboje ir pakalbėti apie įrankį, kokį šiandien naudoju. Kaip ir minėjome, kažkada pradžioje sezono su Emiliu, kad ypatingą dėmesį skirsime šį kartą dugniniai meškeriai šį sezoną ir daug kalbėsime apie Drenano įrankius. Mano rankoje yra Match Pro serijos Super Feederis, 12 pėdų, tai yra 3,60 m. Ką aš galiu apie šitą įrankį pasakyti? Kad neįgudusi akis neatskirtų šitos dugninės meškerės nuo plūdinės meškerės. Jis antiek yra lengva, ilga ir antiek plonais, nedideliais žiedeliais, tankiai sudėtais, neleidžiančiais prilipti valui prie meškerės korpuso. Ir tikrai tai yra šiuolaikiška dugninė meškerė. Jau praėjo tie laikai, kai gaudoma su kuolais. Įrankiai tobulėja, tai ir jums rekomenduoju kartu tobulėti su įrankiais. Mano rankose yra įrankis nuo 15 skirtas iki 60 gramų mėtyti. Bet čia anglai rekomenduoja tokį svorį, bet galima drąsiai tikrai mėtyti ir iki 80 ir netgi iki 100 gramų. Komplektacijoje įeina 4 viršūnės, jos yra skirtingų galingumų, nuo kažkur tai 28 iki 90 gramų, taip kad reikia pasirinkti pagal žvejybos vietą, pagal žvejybos stilių, kokias naudojamos yra šėryklos, tokias reiktų užsimontuoti ir viršūnės. Jos visos tinka, savaime suprantama, šitam įrankiai, bei ką Drenanas yra iš tikrųjų puikiai padaręs, kad visos viršūnės nuo bent kokios meškerės, ar tai būtų Super Feederis, ar tai būtų Method Feederis, ar kitoks įrankis, visos viršūnės tinka pagal diametrą į bent kurią meškerę. Aš šiandieną naudoju 40 kelių gramų viršūnę, tiesiog mano komplektacijoje liaunesnės nebuvo, gal šiandieną tikrai nepamaišytų ir liaunesnio, Valdas yra, matau, susimontavęs kur kas lengvesnį įrankį, bet jisai papildomai pirkosi savo atskirai viršūnės. Drenanas yra išleidęs visą seriją atskirai galima įsigyti viršūnių ir ten netgi nuo 15 gramų visiškai liaunos, kaip praktiškai gaudyti su ypatingai lengvom šėryklėlėm arba tiesiog su švineliu. Operatorius po to prieis prie Valdo ir Valdas parodys, kaip atrodo viršūnės, kurias galima įsigyti papildomai prekybos vietose. Na ir iš tikrųjų, įrankis vertas dėmesio, labai patvarus, gerai laiko didelę žuvį, puikiai amortizuoja jos visus smūgius ir metimai ypatingai tolimi, tikslus, žodžiu, geriau net aš neįsivaizduočiau, ką galima būtų pasiūlyti.
Savaime suprantama, įrankį reikėtų komplektuoti ir su tam tikro dydžio rite. Tikrai nebūtina dėti labai galingų ričių. Užtenka, pas mane yra Avaruneris Mitchell 10 guolių. Puikiai ritė, tinkanti tiek ir upėse, galingai žuviai gaudyti, galingais atstumais, tiek ir ežeruose. Šiandieną galbūt čia galima ir kur kas lengvesnių įrankių žvejoti, bet tiesiog buvau tokį jau susikomplektavęs. Tokį ir paėmiau. Pas Valdį yra lengvesnis, subtilesnis įrankis, jisai apie jį ir papasakos. Saulius pamiršo paminėti, kad Match Pro feederiuose komplektacijoje eina 3 grafitinės viršūnės ir 1 stiklinė. Jos yra kelių tipų viršūnės, tai greitos akcijos ir lėtos akcijos, kuom yra skirtumas. Greita akcija daugiau naudojama prie ramesnio oro, kada nėra vėjo, o lėta akcija kaip tik prie bangavimo, nes kada banguoja, tai greita viršūnė pastoviai rodo kibimą. Noriu šiek tiek pakalbėti apie savo sistemą, kurią šiandien naudoju. Taigi valas yra 0,12 diametro pintas Berkley Exceed. Puikus, tikrai geras valas. Naudoju tikrai plonas, neužstorintas, puikiai laiko ir labai puikiai skęsta ir tinkamas yra dugniniai meškeriai. Toliau yra rišamas segtukas ir iš fluorokarboninio valo arba galima ir storesnio monoflamentinio valo daromas toksai kaip papildomas pririšimas. Šiuo momentu yra 50 pas mane centimetrų, tiesiog rišamas valas, tada jisai susukamas į tokią kilputę, tiesiog susuki, perveri, pririši, uždedamas stopmazgis, kad šėriklėlė jį atsimuštų ir nepersimautų per mazgą. Ir pririšama guma, nes gaudamas su fluorokarbonu, šiandien kaip aš gaudau ir pintų valų, reikalingas guma skirta feederiui, dugniniai meškeriai, kuri amortizuotų žuvies kibimą ir netaip žuvis nusipurtytų ir iškart kimbant netaip pajaustų tiesioginį kontaktą į meškerį. Taigi pririšamas gabaliukas yra gumos, prie tos gumos rišamas segtukas su pavadėliams keisti skirtu atsegėju. Kaip matot, galima nusekti, užsekti lengvai, bei pavadėlis. Yra tiesiog tokia paprasta sistema. Žuviai kimbant, tempiamas yra valas, šėrykla guli vietoje ir taip signalizuoja į meškerės viršūnę žuvis kibimą. Šėryklėlė naudoju Drenan firmos 20 gramų. Kaip matote, viduje yra tokie dantukai. Jie tam skirti, kad stipriai sudrakinus jauko ir neprigrūdus, kad jisai neišlėktų metimo metu ir įkritus į vandenį, gražiai greitai išsiplauna jisai ir lengvai jinai yra tikrai šėryklėlė pati, iš plasmasės ir dėl to, kad greičiau kiltų. Ir jeigu gaudome kažkokiam žolėtame ruože, dažniausiai prie kranto būna žolių linija, greitai sukant jinai greitai iškyla iš vandens. Tikrai puikius Drenan gaminys. Būtent šita šėryklėlė yra labai tinkama gaudyti tiek ir stovinčiam, tiek ir tėkmėje. Puiki sistema, kuri šiandien man nei karto nesusipainioja per visą žūklės dieną. Na ką, Valdi, gal šitų gražių karosų šiandien ir baigiam žūklę.
Nelaukiam vakarinio. Dieninis irgi geras, kaip matau, kimba žuvis. Viskas tvarkoj. Už tai Valdo laimikis tikrai, kaip pirmą kartą ežere, dar tokiam šaltam vandeniui, tai skaitau tikrai neblogas. Nuo 10 valandos iki kažkur tik 3, tai skaitau, kad tikrai neblogai pažvejota. Juodas jaukas veikia. Pažiūrim, kas pas mane. Na, pas mane vienas tik tais padoresnis gal karšiukas, tačiau šiek tiek daugiau karosų. Norėčiau pastebėti ir pakankamai irgi neblogas lynas. Nu, aš daug apylygus rezultatai, gal tokių kaip po šiandien ir išvadų stiprių nepadarysime, į kurį jauką reagavo, tiesiog gal tiko ir ta spalva. Pati bazė, matomai, buvo vienoda. Kvapas toks pats. Kad ir kaip ten vienas kitą bandėme pergudrauti, bet nieko per daug neišėjo, reiškia pati bazė Timaro su mūsų priedais, tiko šiandieniniai mūsų žūkliai ir šią ežero žuvims. Taigi ačiū, Valdai, tau šiandieninę žūklę. Tikrai jaukas buvo veiksmingas tavo sukombinuotas. Šį kartą spalva įtakos per daug neturėjo. Na, sakau, svarbu bazė, jinai vienoda buvo, tik spalva ir viskas. Praeitą kartą atsimeni? Taip. Bet tada naudojame žalę ir žalios geriau atėjo žuvis. Nu nieko, pasirinksim kitą vandens telkinį, pasirinksime kitas spalvas ir manau, kad dar ne vieną ir ne 2 kartus šiais metais eksperimentuosime. O šiandien tiek, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Viso geriausio.